Gerbiami svečiai, gerbiami Šiaulių rajono administracijos atstovai, gerbiami ūkininkai, gerbiami Kurtuvėnų regioninio parko atstovai, gerbiami mokslininkai ir specialistai. Tai malonu susirinkti buvo šitokią progą ir ačiū, kad susirinkote. Šiandien mes gerbiamiems Justinai ir Laurynui Kaučikams įteiksim Baltiją tausojančio ūkininko prizą. Tai yra Lietuvos gamtos fondo, nevyriausybinės visuomeninės gamtosauginės organizacijos, kurie egzistuoja daugiau kaip 30 metų. Ir aš šiandien paskaičiavau, kad mes jau 15 metų teikiam šitą prizą. Tiesa, ne kiekvienais metais buvo čia tokių pertraukų, bet žinot, visokie COVID-ai, visokie kitokios ten tie dalykai sutrukdė mūsų normalius gyvenimus su pertraukom, bet jeigu nežiūrėti į pertraukas, mes jau 15 metų teikiam prizą Baltiją tausojantis ūkininkas. Buvo visokių ūkių, kuriems teikiam, nuo didelių, tokių pramoninių beveik iki labai tokių mažų, bet visi jie atitiko mūsų kriterijus. Mes esam nusistatę konkurso kriterijus, turim komisiją, kurioje dalyvauja mokslininkai, kurioje dalyvauja Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarybos atstovai, mes turim ir savo Lietuvos gamtos fondo atstovus paskyrę tą komisiją. Na ir šiais metais mes išrinkom ūkininkų Kaučikų ūkį. O dabar galbūt kyla klausimas, kodėl čia Baltiją tausojantis ūkininkas. Nes iki Baltijos, nežinau, tiesia linija iki Baltijos, kiek jūs čia laiko važiuojate iki jūros? Virš 100 kilometrų, ne kažkaip? Daugiau. Jo, reiškia, tai iki Baltijos čia tai tiesia linija toloka. Vakar skaičiavau, jeigu į Dubysą įmest mažą buteliuką nuo kvepalų su mažu rašteliu ir jeigu neužkliūtų jisai už kokių tai bebraviečių ar kur nors ten už kokios užtvankos, tai jisai turėtų nuplaukti Dubysą 130 km ir dar nuo Kriukų Nemunų kokia dar beveik 200 km, tai reiškia 300 km keliautų tas buteliukas, jeigu niekur neužkliūtų ir galų galiai, matyt, po kokių 2, 3, 5 ar gal 20 metų rastų kas nors ant Baltijos pliaže ant kranto su jūsų žinute. Bet mes turim tokią, kaip sakyt, lozungą mokslininkų ir visų įrodyta, kad Baltija prasideda čia. Nes jeigu mes ką nors atsukėme kraną ar numetame kažkokią tai šiukšlę, kuri vėliau išskiria chemiją, ar kažkokios tai trąšas, kurios nesuyra tuoj pat paleidžiame va čia, tai per Dubysą, per Nemuną ir galų gale tas visas gėris patenka į Baltiją. Dėl to tas mūsų konkursas ir vadinasi Baltiją tausojančio ūkininko konkursas. Dar vienas priežastis, kad toks konkursas lygiagrečiai organizuojamas visose aplink Baltijos jūrą esančiose šalyse. Dabar, aišku, Rusija iškrito, bet ir Rusijoje savo laiku buvo pradėta organizuoti. Tai mes, kaip minėjau, rudenį turbūt prizininkai iš visų šalių susirinks Briuselį, bandysim bendrauti su ten aukštais Briuselio politikais arba rodyti, kokius čia pasiekimus mes pasiekėme. Tai va šitoksai mūsų yra ta geografinė plėtra. O ką, dabar aš turbūt jau baigsiu su savo kalbom ir pereisiu prie konkrečiai sveikinimo. Tai mes įteikėme Justinai ir Laurynui Kaučikams pažymėjimą, kad jie yra konkurso Baltiją tausojantis ūkininkas 2024 metų nugalėtojai. Ane Justinai. O dar priedo mes įteikėme prizą, 1000 eurų vertės prizą, kaip paskatinimą, kad jūs investuotumėte į kažkokius tai gerus gamtai naudingus dalykus. Ačiū labai. Sveikinam. Ir dabar, kadangi turime daug garbingų svečių, tai aš manau, jie irgi kažką norės trumpai, drūtai pasakyti. Labą dieną, aš kaip žemės ūkio skyriaus vedėjas, man labai džiugu, kadangi Šiaulių rajone dominuoja grūdininkai, šiek tiek yra ir daržovininkų, šiek tiek bulvininkų, bet labai faina ir kad yra ekologija, sako, tai nėra populiarus dalykas, bet kada jauni žmonės, tai yra fantastika, šaunu.
Linkim tvirtybės, sveikatos, turėti gerų idėjų, o Šiaulių rajono mero vardu noriu įteikti, tikriausiai poniai Česlovo Greičiaus vardu, jums sveikinimą prisidedant, manau, kad rytoj dar susitiksim šventėje taip, atvyksite Jomarkę, kuris vyks Kuršėnuose, tai labai malonu matyti ir bus džiugu, tikiuosi, kad bus ūkininkų ir pamatys, kad yra, jūs taip gerai užsislaptinę, kad nelabai daug kas žino apie jumis, sakau, tai labai sveikinam ir džiaugiuosi, kad jūs dirbate. Ačiū jums labai. Kurtuvėnų regioninis parkas jau anksčiau šiek tiek vykdė LIFE projektą, kurio metu mes, jūs žinot, norėjom saugoti Dubysos natūralias pievas ir projekto metu įsigijom galvijų ir pasibaigus projektui galvojom, kaip dabar su tais galvijais ir džiaugiamės, kad ta šeima atėjo čia, ėmėsi ir iš tikrųjų tęsė tos mūsų darbus. Tai mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad jūs čia ir kad jūs prisidedat. Tai vat, surinkom šiandien gėlių jums ir norim padovanot, kad taip pat didžiuojamės irgi, kad saugot kartu ir prisidedat saugant mūsų kraštovaizdį. O dar Vidmantas gal šiek tiek pridės prie manęs apie tas pievas mūsų. Tai pas mus parkas Kurtuvėnų regionis labai miškingas, mes apie 80% miškų ir todėl pievos mums labai svarbios, kurių vertingiausios yra Dubysos slėnyje, maždaug 15 km mes turim Dubysos atkarpos, kur čia yra ir europinės svarbos teritorijos, Dubysos slėnis ties Bazilionais ir Jurkų pievos, kur ir susitelkia tos vertingiausios pievos. Ir mes tas karves įsigijom 14 metais, dar pačiam teko dalyvauti aptvarus rengiant ir kurį laiką jas laikėm. Buvo daryti tų pievų tyrimai ir tos pievos labai praturtina įvairovę biologinės rūšių. Daugiau kaip 300 augalų surasta būtent natūraliuose pievose Dubysos slėniuose mokslininkų tyrimus, tai beveik pusė parko augalų. Ir tos pievos nyksta todėl, kad nyksta tradicinis ūkininkavimas, kadangi parke esu senbuvis 30 metų dirbo ir tas vienas iš ryškiausių pokyčių yra tradicinio ūkininkavimo sunykimas per 30 metų. Dar prieš 30 metų dar buvo ir Kurtuvėnuose bandos galvijų buvo genamos į pievas, o pastaruoju metu jau miestelėje viens po kito dingsta paskutinės karvės ir tų karvių visiškai nelieka, jas galima įrašyti pieninės karvės, turiu omeny, į raudonąją knygą ir labai džiugu, kad atsiranda karvės būtent mėsinės ir jos vis tiek atlieka tą labai reikalingą ganimo funkciją. Ir labai smagu, kad tos ir natūralios pievos Dubysos slėnyje yra ganomos ir padeda išlaikyti tą biologinę įvairovę, kuri praturtina parko rūšių, kaip sakant, sąrašo kitomis gyvūnų ir augalų rūšimis. Nes, pavyzdžiui, žinoma, kad teisingo ūkininkavimo indikatorius agrariniam kraštovaizdžiui yra gandras. Gandram reikia labai daug maisto, o maistą gali surasti būtent pievose. Todėl svarbu saugant biologinę įvairovę ir linkiu sėkmės auginant galvijus ir toliau. Gamtos fondo kvietimu jau keletą metų teko vertinti, atrinkinėti tos ūkius ir, kaip Edmundas sakė, buvo įvairių. Buvo ir didelių, buvo ir mažų, buvo ekologinių. Na, o šitas ūkis yra kuo išsiskirtinis. Diskusijose prieš tą oficialią dalį, sako, mes nenaudojam technikos, arba beveik nenaudojam. Tai jeigu žiūrėt, ką ir regioninio parko darbuotojai sako, kad nyksta tradicinis ūkininkavimas. Aišku, visi tie pokyčiai, tokie politikos pokyčiai, jie vyksta ir vyks. Tai žiūrint į Lietuvos situaciją, nepriklausomos Lietuvos, paskui tarybinis periodas ir tas intensyvus žemės ūkis, mes irgi kritikavom, kad daug numelioruota žemė buvo, bet buvo tokie laikai, kada reikėjo tos produkcijos. Taip, bet dabar įstojus į Europos Sąjungą, kas pasidarė, kad Lietuva nuėjo tikrai tokiu netradiciniu, netipingu Lietuvai keliu. Tai yra iš gyvulininkystėje turinčią šalies, gyvulininkystę plėtojančios šalies,
mes tapome augalininkystės šalimi ir yra skaičiai, jeigu pažiūrėtume į skaičius, čia va, kas dirbat su Šiauliuose, jūs savo, žinot, kiek tų karvių ar galvijų sumažėja, jie ne procentai sumažėja, jie sumažėja kartais. Dabar, kada kartais sumažėja, tada ta diskusija, va, kuri dabar yra čia ir spaudoje, ir ne tik spaudoje, ir ūkininkai streikuoja dėl šitų reikalavimų, kad reikia atstatyti pievas, kurios yra suarta, nes tiesiog ta dabartinė parama, dabartinė arba esant Europos Sąjungoje, ypač tas pasijautė parama, jinai buvo skiriama augalininkystės sektoriaus plėtrai, vystymui. Ir atitinkamai yra pasiekti rezultatai. Galima pasidžiaugti, kad Lietuva eksportuoja didelius kiekius grūdų, apie 7 milijonus, plius minus, bet Lietuva suvartoja tik apie 2 milijonus, 2/3 yra eksportuoja. Tai kada mes džiaugiamės, mes tuo pačiu galim pažiūrėti iš kitos pusės. Čia reikia, ne tai, kad verkti, bet įvertinti situaciją, kad mes eksportuojam ne vien tik grūdus, mes eksportuojam maistinės medžiagas. Maistinės medžiagas, kurios nusėda Europoje. Kadangi augalininkystė pradeda vyrauti, gyvulininkystė išstumiama, žmonės pakeičia galingą techniką. Jeigu ten vienas presas, dabar kalbėjau, apie 250 000 kainuoja, tai paskaičiuokit, kiek galima už tai karvių nusipirkti jūsų ūkyje. Kada eksportuojami grūdai, nėra, gamtoje visada yra balansas. Jeigu augini grūdus, nėra žolės, ar ne? Jeigu augini žolę, nėra grūdų. Taip? Ir tas balansas suardomas yra. Ekologinis balansas. Gyvulius mes išimam iš visos sistemos, tada eksportuojam maisto medžiagas, eksportuojam tuo pačiu, parduodam veršelius Lenkams, Vokiečiams arba kitiem, išvažiuoja veršelė ir iš paskui tų veršelių uodegų, jeigu taip jau vaizdžiai pasakė, išvažiuoja ir žmonės tenai, jie nebūtinai dirba tuos veršelius prižiūrėdami, bet išvažiuoja darbo vietos iš kaimo regionų. Tai yra ir socialinis klausimas. Dabar tai, ką daroma šitam ūkyje, aš manau, kad tikrai yra sektinas pavyzdys. Mes kalbam, kad reikia tikėti mokslu, reikia naudotis mokslinius rezultatus. Kartais moksliniai tyrimai eina iš paskos praktikos. Tai šitas yra kaip tik tipingas pavyzdys, kaip žmonės pasižiūrėję praktikų ar mokslinį tyrimų, kurie Lietuvoje tokių nėra, bent man nežinoma, kad jie apie regeneracinį ūkininkavimą, tai jie būtų vykdomi, jie pradeda taikyti praktikoje ir praktiškai tai tampa studijų objektų, pavyzdžių kitiem, nes čia yra daug klausimų, ekonominis klausimas, kaip ta finansai susiveda, kaip poveikis ne tik aplinkai, bet poveikis netgi galima nueiti iki tokių sričių kaip poveikis žmonių sveikatai, kada jie valgo žolę šeriamus galvijus arba lyginant su koncentruotais pašarais šeriamais ir tvarte laikomais galvijais. Yra skirtumas. Tai visuomenė žino apie tas omega-3 rūgštis, kurios čia mums yra naudingos ir aiškina, kad omega-6 mes per daug valgom, bet priklausomai nuo pašarų, nuo to, kaip šeri galvijus, kaip šeri kiaules, kaip šeri netgi vištas, tai yra produkcija to omega-3 ar nėra. Jų tas būdas, jis tikrai yra, čia Lietuvoje bandoma, pasaulyje gal tai nėra visiškai naujas dalykas, netgi vadinama tokia green meat, žalioji mėsa, švedai labai propaguoja, irgi prie Baltijos jūros gyvenantis. Tai taip pat yra patirtis ir pasiekmė žmonių sveikatai. Mes dabar džiaugiamės, kad daug grūdų užauginam, bet kartu mes suprantam, kad ir sergamumas nuo tų grūdų perdirbtų produktų, jie neigiamai veikia žmonių sveikatą.
ne visi tą supranta, ir gydytojai kartais diskutuoja įvairiai, bet čia jau yra, aš išeinu truputį iš žemės ūkio srities, tik norėdamas pasakyti, kad ta grandis dabar, kur yra, kada gamta ir žemės ūkis, arba žmonės saugantis gamtą ir dirbantys žemės ūkio sektoriai, čia yra bendri interesai sutampa, kad sprendžiant žemės ūkio gamybos problemas arba galimybės nagrinėjant, mes kartu galim darniai sugyventi su gamta ir visi būtų naudoja. Nes dabar aplinkosaugininkas ir žemės ūkio specialistai dažnai susitikę vienas į kitą žiūri kaip priešai. Bet noriu pasakyti ir pavyzdį. Čia pelkių viešoji įstaiga irgi Lietuvoje, kuri rūpinasi pelkių atstatymu Lietuvoje. Jie tokią studijėlę buvo užsakę pasižiūrėti, kaip čia būtų galima Lietuvoje pelkės atstatyti. Pelkės atstatyti yra hidrologinį režimą. Ir Šiaulių regione jų yra gana daug durpingų žemių, kurios derlingos dabar grūdais. Tai ūkininkui, kad šitą padaryti, jis turi žinoti, o ką gali su ta žeme daryti. Atstačius hidrologinį režimą, ten kombaino neįvarysi, ko gero. Bet tokius didelės tai žoliapjovės, vadinamas mėsiniais galvėjais, gali įvaryti ir paruošti žolinių pašarų. Tai yra ta galimybė ir yra netgi, jeigu mes žiūrim į žolę ėdančius gyvulius, ar tai galvėjai, ar kiti, jie nesukelia tokios problemos ir kaip yra dabar kalbama apie tą klimato kaitą. Tai yra niekas iš nieko pasaulyje neatsiranda ir nedingsta. Jeigu žolės nesuės gyvulys, jinai supus kažkur tai lauke. Tas reikalavimas, kad nupjauti žolę ir ją kažkur išvežti, supūdyti, yra truputį, švelniai tariant, keistas arba netgi žalingas. Vietoj to, kad ją supūdyti, ją galima sušerti gyvuliams ir gyvuliai galėtų ėsdami perdirbti ir sukurti tą aukštesnę pridėtinę vertę. Tuo pačiu ir Baltijoje. Taip, mėsą ir ją gali parduoti, gaudamas, vartotojai šitą jau supranta, kad valgydami tokį produktą, nors aš žinau, jūs nekelia tos kainos labai aukštai ir konkurencingi tikrai esate, tai rinka tokiam produktui yra. Ir ne tik Lietuvoje ir užsienį. Ir jeigu skaičiuot savikainą, aišku, čia reikia eiti į detalesnius skaičiavimus, kaip kas būtų. Ir žemės ūkis nėra tokia sritis, kad šiandien sugalvoja ir viską pakeitė. Tas tiesiog yra inercija. 5-10 metų periodas visada yra reikalingas perėjimas. Aš jokių būdų negituoju, kad dabar visi meskite augalininkystės ūkius, apleiskite techniką. Ne, bet ta kryptim, aš manau, kad tikrai turi perspektyvą ir ta perspektyva yra tokia, kad bendradarbiaudami žemės ūkio sektoriaus atstovai su aplinkosaugininkais tikrai galėtų tiek ekonomiką išlaikyti, bent jau žemės ūkį ir kaime dirbančių žmonių, nes tai yra darbo vietos, ir kartu minimaliai pakenkti gamtai. Mes vis tiek, mes esame žmonės, ta gamtos sudėtinė dalis, tai nori ar nenori, kažką ar numiniai, ar tenai nužudėjai, ar savo maisto panaudojai, ar tai būtų augalas ar gyvūnas, tai nebus taip, kad visiškai mes gamtos neįtakotume. Bet tą galima tokį ūkininkavimą plečiant, jį studijuojant patirtį ir žiūrint, pritaikant praktinės tas galimybės, jis tikrai gali būti perspektyva ne vien tik šitam ūkį, ne vien tik Šiauliuose, bet Lietuva kaip viena iš tokių galimų politinių ar perspektyvių ekonominių krypčių.
Tai ačiū To jums Valdai, už tokią gilę įžvalgą. Tai dabar aš nežinau, gal mes suteiksim žodį patiems šito įvykio kaltininkams. Tai pirmiausia, aišku, norėčiau visiems atvažiavusiam padėkoti už gėles ir už vertinimą, kad surado tą mūsų ūkį kaip tinkamą dalyvauti projekte ir tas, aišku, džiugina dėl to, kad iš tikrųjų mes esam labai netradiciniai ūkininkai, kurių pradžia net ir neprasidėjo kaip ūkis. Mūsų tiesiog tikslas buvo atgaivinti nualintą dirvožemį ir užsiauginti savo sveiko maisto. Tai tik po to pamatėm, kad kokią jėgą turi gyvūnai dirvožemį ir tiesiog panorom padaryti tai didesnių mastelių. Ir dėl to mes retai šiaip vadinam save ūkininkais, mums kažkaip nepritinka tas žodis, mes daugiau save laikom bandytojais, tyrinėtojais ir stebėtojais gamtos. Ir mes per tą laikotarpį supratom, kad ūkininkavimas ir gamta tai nėra du skirtingi dalykai, kad ūkininkavimas ir gamta tai iš tikrųjų turi eiti žingsnis žingsnin, kaip dabar ir minėjo, kad dažnai gamtininkai ir ūkininkai tampa priešais. Nors iš tikrųjų tai turėtų jungti visus žmonės, vienas ir tas pats tikslas turėti švarę aplinką, švarę Baltijos jūrą, švarias upes, švarų orą ir tiesiog gerą gyvenimą aplinkui. Tai ūkiai gali prisidėti prie tos gerovės kūrimo, tiesiog reikia kitokio požiūrio ir suvokimo, kad reikia daryti taip, kaip gamta mus moko, o ne bandyti apeiti ją ir apgauti, nes galiausiai mes pralaimėsim.